Ką mes šiandien pagaminsim? Aš nusprendžiau šiandien suvalgyti salotas. Tai parodysiu, kaip šitas salotas yra daromas greitai ir bele kaip. Su baltymų, riebalų, skaidulų ir angliavandenių šaltiniais. Ką mes turim? Lapus. Čia iš daržo. Čia iš parduotuvės. Reikia peržiūrėti visada tvarkingiau, bet kartais nedažlybina akis. Dar kitokių daržovių, kurias turit ir kurias norėtumėt, bet neįsivaizduokite, kad turi būti tik tais svogūnas, pomidoras ir agurkas. Mūsų salotams viskas pašta, tai... Tiesiog dar pašildau avinžirnių, kuriuos išvyriau vakar. Dadėsiu kanapių sėklų, po to dadėsim avinžirnių. Jeigu jūs negalit valgyti avinžirnius, pučia pilvą, reiškia turi tik šaukštą. Aš galiu daugiau, todėl kad mano žarnynas yra pripratęs prie ankštinių, tai yra skaidulinis maistas, tai yra augalinis, baltyminis maistas, kuris labai mums yra naudingas. Pas mane yra nuostabus aliejus iš zinzino. Rievų. Jisai yra vienas iš geriausių, labai daug antioksidantų. Kiekvienas renkamės, ką norim daryti, druskos turim mažinti. Tai šiai dienai, aš nematau prasmės mažinti, kadangi aš ir taip jos visur daug nededu. Kaip kada, aišku, pavyksta, kada ne. Tada turiu mėgstamiausius prieskonius. Aš net neskaitau, kam tinka ar netinka, ką aš žinau. Šiaip tai svarbiausia turėti daug prieskonių, be jokių sudėčių, be jokių papildomų druskų. Tai va iš riešutų sodo būtinai pipyrai, ypač kai vartojam kurkumyną su beržole, nes tada savinimas jis yra kitoks. Viską išmaišom. Na štai jums riebalai, va šitas produktas. Baltymai, avinžirniai, lapai, pomidorai, agurkai, skaidulos. Ir taip pat galim prilyginti prie angliavandenių. Jūs norit duonytės? Na, jeigu turit savo pagamintą, kodėlgi ne? Aš turiu su glitimu, tai iš ryto jau valgiau, dabar tai prie šitų salotų nevalgysiu. Užteks avinžirnių. Skanus visiems. Galima pagardinti alyvuogėm. Kanapių sėklomis. Sezamo galima sėklomis. Taip pat turiu džiovintas šilauoges, bus šiek tiek saldumas. Šiek tiek, bet dėl spalvos. Ir aišku, riešutukais. Kedrų riešutai yra vieni iš tokių maistingiausių. Arba prieš tai reikėjo atidirbti maistą, kaip dabar dirba mano katė. Sukasi ant rato. Roksė, sukis, parodyk žmonėm, kaip tu dirbi.